Na ką, tęsiam žvakių kainų temą. Artėja vėlinės, dabar esame Rimi parduotuviai. Čia Fabijoniškės Vilnius, šalia Senukai Reiki. Tai ką, pradėkim. Kapų žvakė su 430, dega iki 24 valandų, 2 eurai. Kapų žvakė su 680 iki 48 valandų, 260. Kapų žvakė, nežinau, ar nesakys turbūt kodus. Parašyta, kad raudona, bet iš tikrųjų balta. Dega iki 9 valandų, 89 centai. Dirbtinės gėlės chrizantemos 54 cm. Šiaip kaina 699, su Rimi kortelė 489. Tokia pokštė. Taip. Dirbtinių gėlių pokštė. Turbūt šita. O, šita biški didesnė, tai pažiūrėsim. O, ne tokiam vazonėlėje. Taip vat atrodo. Tai šiaip jos kaina yra 15 eurų, su Rimi kortelė 10,50. Kapų žvakė balta dega iki 8 valandų 35 euro centai. Bet čia jau tos žvakės. Oi. Taip pastatytos trapiai. Tai pačios žvakės yra toksai gabaliukas. Kapų žvakė su 430 dega iki 24 valandų, 2 eurai. Chrizantemos čia tos pačios kaip geltonos, tik tai baltos. 7 eurai su kortelė 4,90. Atminimo žvakių papildymas, turbūt 3 numeris, dega iki 50 valandų, Lenkija 1,30 €. Kapų žvakė balta dega iki 8 valandų 35 euro centai. Bet vėlgi, čia jos toks gabaliukas. Kapų žvakė raudona iki 9 valandų 89 euro centai. Tai tiesiog patarimas, atkreipkite dėmesį, kiek ten to degančio elemento žvakės yra. Nes tai ir iš tikrųjų irgi daug ką lemia tą kainą. Kadangi matau, kad čia yra labai jau padirbėta ties kiekių mažesnių, tai net gal ir neadekvatu lyginti tas kainas su kitom parduotuvėm. Nu ir kapų žvakė su 680, 48 valandos, 2,60 €. Tai ką, tiek turbūt šitą tematiką iš Rimi. Pasidalinkit savo įspūdžiais, komentarais. Ir žiūrėkite kitos epizoduose iš kitų parduotuvių kainas. Tiek, ate.